Labas vakaras. Jūsų dėmesio tikisi informacinė laida trumpai. Svarbiausios šios savaitės naujienos. Nelaimė Baltijos jūroje. Trečiadienį vėlai vakare per gelbėjimo pratybas į jūrą nukrito karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8. Orlaivis nuskendo maždaug už 9 km nuo kranto į pietus nuo Palangos. Avarija įvyko ties Nemirsetos gyvenvietė, kurioje yra dislokuotas paieškos ir gelbėjimo darbų postas. Avarijos metu sraigtasparniu skrido 6 kariškiai, iš kurių 4 buvo išgelbėti. Nuskendus orlaiviui žuvo įgulos vadas majoras 32 metų Alvydas Brazlauskas ir 41 borto technikas Viršila Edmantas Vizbaras. Jų kūnai iš nuskendusios sraigtasparnio iškelti tik vakar apie 11 val. Dienos. Kol kas nežinoma, dėl kokių priežasčių įvyko ši nelaimė, nes įvyko ramiu oru, kai vėjo stiprumas siekia tik 7 metrus per sekundę, o bangų aukštis jūroje buvo apie 70 cm. Tikimasi, jog nelaimės priežastis paaiškės tik iškėlus nuskendusi orlaivį. Tai didžiausia katastrofa šalies kariuomenės istorijoje. Pagaliau išspręstas tarp kurorto savivaldybės ir jubiliejinio ženklo konkurso laimėtojo Klaipėdos dizaino centro kilęs nesusipratimas. Praėjusį penktadienį pasirašytas susitarimas, kurio vienas iš punktų reglamentuoja, kad 50% pajamų gautų pardavus ženklo originalą ar jo kopijas, bei kitaip perdavus naudotis tretiesiems asmenims, būtų pervesta į Klaipėdos dizaino centro sąskaitą. Likusia pusė pajamų atiteks kurorto savivaldybei. Antradienį posėdžiavusi Palangos miesto 750 metų jubiliejaus minėjimo komisija pagaliau įvardijo šventinių renginių maratono pradžios dieną. Diskutuota dėl sumanimo statyti paminklą pirmajam miesto burmistrui Jonui Šliūpui, taip pat dėl ketinimo Jūratės ir Kastyčio gatvių skvere įrengti Gintaro pilį. Aptartas ir miesto papuošimo klausimas. Dėl apmaudžios apygardos komisijos pirmininkės Nijolės Vargonienės klaidos pirmasis naujosios kadencijos miesto tarybos posėdis įvyks ne balandžio 4 dieną, kaip planuota, o nukeltas į balandžio 9. Dėl šios priežasties mero inauguracijos ceremonija nukelta į balandžio 12. Tuomet ir bus paskelbta oficiali miesto jubiliejaus pradžia. Vietoj numatytos mero inauguracijos balandžio 5 dieną bus organizuojama miesto švarinimo talka. Susirinkę miestelėnai, moksleiviai bei įstaigų darbuotojai sutvarkytų paplūdimį miškelius. Talkininkams Anapilio kieme būtų suorganizuota vakaronė, jie bus vaišinami kareiviška košė. Tradicinėje laidos apklausoje šį kartą miestelėnų teiravomis, ar jie nusiteikia švęsti kurorto 750-asias metinės. Jų nuomonė, ko miestui trūksta ir ką reikia daryti, kad šventė būtų kuo įspūdingesnė. Norėjau pasiteirauti, ką galvojate apie kurorto jubiliejų. Ar jį verta švęsti ir ką reikia daryti, kad jį prisimintų daug kas? Be abejo, kiekvienas jubiliejus nusipelno, kad jis būtų paminėtas. Jo labiau kurorto, Palanga tai toks miestas, kuris sutraukia ne tik Lietuvos, bet ir užsienio gyventojus. Ar pakanka vien renginių, kad gerai paminėti jubiliejų? Ar reikia gražinti miestą, puošti? Be abejo, kas be ko išorė pirmiausia turi pritraukti savo išorę miestą, savo tvarką, grožių ir tik toliau bus prieita prie renginių. O dabar, tarkim, pirmasis žingsnis link jubiliejaus yra balandžio 5 visuotinė tvarka, miesto tvarkymo akcija. Taip. Kaip jūs tai vertinate, ar tai geras žingsnis? Be abejo. Pats geriausias, geresnio negalėjo surasti. Na gal ne pats geriausias, bet tikrai vertas dėmesio. Nežinau, ne. O jūs palangiškis? Palangiškis. Ir nežinot, kad jubiliejus? 75 nėra. 750? Ne, nežinau. Žinot iš viso, kad yra toks jubiliejus, ar jį verta švęsti ir sakyti? Nežinojau. Nežinot, kad Palangai 750? Na, šiaip ne iš Palangos. Ai, žinai, palangiškė. Gerai, tarkim, kaip ne palangiškės. Jeigu Palangai 750, taip, jeigu čia surengia kokį grand renginį, ar važiuotų žmonės, ar žiūrėtų? Aišku, kad važiuotų. Tai čia jau aišku, kad čia gražu būtų, bet jeigu reikia daug pinigų, tai yra kur dėti dar. O taip, tai gražu, kad pagerbtų tokį jubiliejų. Aš kad norės ras pinigų. Palangai iki 750, ar verta švęsti? Nežinau. Nežinot? Ne. O jums, pavyzdžiui, kaip palangiškiai, kokius jausmus sukelia tas jubiliejus? Tai gražu, ar tai jokių jausmų? Gražu.
O ką reikėtų daryti, tarkim, ką siūlytume daryti tai komisijai, kuri organizuoja visą jubiliejų, kad būtų jis įspūdingesnis, kad kuo labiau prisidėtų? Neturiu, nežinau, neturiu nuomonės kaip. Tai tie yra tik renginiai, ar reikia ir miestą gražinti, puošti? Nu, reikia miestą gražinti, aišku, reikia. Ar verta jį švęsti ir ką daryti, kad Be geriau abejo. paminėti? Tik labai keista, kad istorikų nuomonės labai nesutampa, juk mes jau prieš lygiai gerų 11 metų šventėm 830 jubiliejų, o dabar staiga 750. Aš manau, kad kai švęsim Lietuvos 1000-metį, tai kartu turbūt ir Palangos 1000-metis bus. Aš taip manau. Bet šventės tai tikrai reikia. Bet ar tarkim, jeigu yra tokia dviprasmiška nuomonė, visą kitą ir išmesti tiek pinigų, tai šventį organizuoti? Geriau išmesti pinigų palangiškių šventė, negu kad juos pavogtų nedori valdininkai. Aišku, gerai supratau. Tikrai. Antradienį kurorto globos namų gyventojams ir sporto mokyklos auklėtiniams atvežta drabužių, patalynės komplektų bei vitaminų. Labdarą palangiškiams jau 4. kartą dovanoja Krašto ateities labdaros klubas ir Palangos vandens motociklų sporto klubas. Parama per pastaruosius kelerius metus jau suteikta kurorto ligoniniai, globos namams, socialiai remtiniems miestelėnams. Globos namų direktorė Biruta Biriukaitė pasidžiaugė, jog šiame blogio ir nesantaikos pasaulyje vis dar atsiranda gerų žmonių, norinčių padėti tiems, kuriems pagalbos išties reikia. Tarptautinės teatro dienos proga režisieriaus Virginijaus Milinio vadovaujamas Grubusis teatras rytoj kviečia į 10-ąjį premjerinį spektaklį. Oi, dievulėliau, koks aš laimingas, tu man lakius sparnus padovanojai. Vis galvojau, vis rūpinausi, ar mylėsinai mane, ar ne. Na, o dabar pasakyk, ar galėsi Vakar mane pasaulis pamylėti? šventė Tarptautinę teatro dieną. Šios ypatingos šventės proga Palangoje taip pat nebus apsieita be minėtinų renginių, kuriuos save gerbiantys miestelėnai turėtų aplankyti. Rytoj Palangos senojoje gimnazijoje įvyks spektaklis Bobulis ir Dundulis. Apie tai spektaklio režisierius. Mėly palangiškiai, vakar buvo Tarptautinė teatro diena. Visas pasaulis, visi teatralai minėjo. Mes tik porą dienų sugaištame ir rytoj šeštadienį 18 valandą senosios gimnazijos salėje rodome Arūko, Dundulį ir Bobulį. Linksmas nutikimas, patiks mažiems ir dideliems. Prašom nepasididžiuoti ir apsilankyti. Be to, teatras jau išleidžia 10-ąją premjerą. Tai dar didesnis pasitempimas, užsidegimas, noras vaidinti ir gerai pasirodyti miestelėnams. Iki susitikimo. Orų prognozė. Lietuvą ir Palangą pamažu užkariauja šilti pavasariški orai. Savaitgalio oro temperatūra kurorte naktį bus tik keli laipsniai šilumos, o dienomis sušils nuo 9 iki 11 laipsnių. Kitą savaitę gali šiek tiek atvėsti bei palyti. Vėjas vakarų pietryčių 2,8 metrų per sekundę. Kviečia muzikos klubas Anapilis. Šeštadienį 20 val. Jums koncertuos Gytis Paškevičius. Tai ir visos šios savaitės aktualijos. Neperjunkite kanalo, o mes susitiksime kitą penktadienį. Likite sveiki.